Lietuvos menas ir kultūra nuo 1940 iki 1990 buvo stipriai paveikta istorinių įvykių. Sovietinės okupacijos, Antrojo pasaulinio karo, pasipriešinimo judėjimo, cenzūros bei tautinio atgimimo prieš pat nepriklausomybės atkūrimą. Nepaisant suvaržymų, menininkai rado būdų išreikšti savo kūrybą tiek oficialioje sovietinėje erdvėje, tiek pogrindinėje ar išeivijoje. Sovietinė okupacija paveikė meną labai stipriai, kadangi dabartinė Lietuvos dailininkų sąjunga šiemet švenčia 90-metį ir jinai buvo įsteigta Kaune, nes, kaip žinom, tuo metu Kaunas buvo laikinoji mūsų Lietuvos valstybės sostinė. Tačiau labai daug menininkų, ir aš jums pasakojau prieš tai, ir būsimų menininkų, ir esamų menininkų, labai daug menininkų pasitraukė į vakarų. Deja, daug menininkų karo metu ir žuvo. Ir, sakykime, tas meno laukas keitėsi dėl to, kad ir menininkai arba žuvo, arba pasitraukė. Ir taip pat keitėsi tai, kad atsirado cenzūra. Atsirado cenzūra ir menininkai turėjo vykdyti užsakymus tuometinės valdžios. Atitinkamai tapyti, atitinkamai kurti pano, vitražus, tapybą, užsakomieji darbai, užsakomieji įvairiausi darbai, instaliacijos, kalkinio vario papuošimai, skulptūros įvairios. Aišku, tai labai įtakojo menininkus ir menininkam tikrai skaudėjo dūšią. Sakykime, ir todėl tas menas to laikotarpio 44-45 iki pat 90 metų jis turi labai didelį daugiasluoksniškumą. Panevėžy irgi buvo taip vadinami parodų rūmai. Dabar ten įsikūrė visai šalia mūsų Šventos Trejybės bažnyčia. O tada tuo metu, negaliu sakyti, vyko parodos, vyko spektakliai, vyko koncertai, bet aišku, tas prieskonis ir labai didelė cenzūra buvo viskam. Dabartiniai menininkai tai pilnai įvaldė ir tą savo marketingą, ypač naudojantį socialiniais tinklais, ne? O tuo metu tie menininkai buvo, bet jie bandė kolaboruoti su sovietinė valdžia, jie norėjo išgyventi ir kad galėtų kurti. Tai sakykime, kad tokių ryškių menininkų, tai aišku, man kaip panevėžiečiai labiausiai žinomas Miltinis, nes jis gebėjo ir ezopo kalbą, ir nezopo kalbą griežtai pakalbėti, ir jo spektaklių važiuodavo žiūrėti Panevėžį labai iš toli, iš visur važiuodavo žiūrėti. Ir Panevėžys kaip miestas buvo tada žinomas būtent per Miltinį. O kaip sakau, atsitraukė tas pats ir mūsų garsus menininkas Stasys Eidrigevičius. Jisai išvažiavo turbūt apie 70 metų pabaigos, 80 metų pradžioj kurti Varšuvą. Pasitraukė iš čia. Ir Varšuva vis tiek nebuvo Lenkijoje didesnė kūrybinė laisvė. Taip, kad kažką tai labai skirti būtų sudėtinga, nes tos menininkus pamatom paskui, kad jie grįžta iš kitų kraštų ir savo parodė, kurie išgyveno. Man būtų labai sunku būtų nesėkminga jo sugraduoti to laikotarpio menininkus 45-90 metų. Neapsimčiau tada. Po Sovietų sąjungos okupacijos Lietuvos dailininkams buvo primestas socialinio realizmo stilius. Turėjo būti vaizduojami herojiški darbininkai, kolūkiečiai, partizanai, socialinio gyvenimo vaizdai. Žymus dailininkai Jonas Švažas, Vytautas Virkūnas, Justinas Vienožinskis. Dėl to, kad visi buvom jauni, tai gyvenimas buvo tam tikra prasme šviesesnis, bet kaip čia pasakyti, jisai reikalavo iš žmonių tam tikro gebėjimo šnekėti, jei nori ką nors pasakyti, kaip menininkas šnekėti personifikacijom, visokiais palyginimais, metaforom ypač, tai tas toks. Šiaip jau labai reikėjo stengtis. Tas tarybinis sovietų laikotarpis labai daugeliui buvo gana sunkus. Ir jūs žinot iš Panevėžio istorijos, kad buvo menininkų, kurie negalėjo įtilpti į tą esamą sistemą ir buvo neformalai, kūriantis individualiai ir paslėptai su savais ryšiais. O kiti, kuriai grupiai
reiškia, save priskaityčiau, tai ėjo tuo oficialiu keliu. Tai taip pat buvo uždraustų temų ir karts nuo karto tekdavo, netgi stengiantis, tekdavo gauti per galvą. Yra čia toks išsireiškimas iš anų laikų, kad vienaip ar kitaip bausdavo už tai, ką menininkai netaip padarydavo. Gana jaunas, bendradarbiaudavau su Panevėžio laikraščiu ir ten gaudavau iliustruoti poezijos. Tai po kiek laiko buvo pasakyta, Pajuodžio daugiau nebepriimkit. Tai redaktorius pasakė pavaldiniams, kad jau mano tų nebepriimto, ten nieko tokio nebuvo. Reiškia, toks pumpuras, kuris apvyniotas, tiesą sakant, tą apvyniojimą temą aš ir vėliau dar, reiškia, apvyniotas ir visur žvaigždė. Tai žiūriu, reiškia, viršuje. Ir paskui žiūriu, išspausdinta, bet visos žvaigždės nukopiruotos, nuimtos. Vienaip ar kitaip tie visi menai vyko, buvo leidžiamos temos, buvo tų, kurių tiesiog liest negalima, jeigu ten padirbsi, tai gali būti labai nubaustas iki išvežimo. Nors sovietų valdžia reikalavo socialistinio realizmo, kai kurie dailininkai sugebėjo įterpti modernizmo elementų, tokie kaip Antanas Gudaitis, Algimantas Švėgžda, Šarūnas Sauka, Vytautas Kasiulis. Tai yra tokie keli prisiminimai to laikotarpio. Tai, kas buvo Panevėžio erdvėj ir kas, pavyzdžiui, Vilniui buvo, tai tokie du skirtingi lygiai yra. Ir man pačiam, ir mano kolegom reikėdavo praeiti vadinamą partinį filtrą. Partiją pirmiausia peržiūri partiniai valdininkai ir paskiau jau tada būna taip, kad iš karto kartais net nurodo, kuriem dailininkam negalima dalyvauti, nes būdavo tokių labai įdomių kuriozų. Mano vienas kolega atnešė darbą, tiesiog nutapęs katedros vaizdą, peizažas buvo paprastas. Ir, pavyzdžiui, pasižiūrėjo tą partinę atranką, kai buvo. Dabar neminėsiu pavardžių, nes dar yra gal gyvų žmonių, jiems paskui bus nepatogu. Bet, žodžiu, viskas atminty yra išlikę. Ir pasižiūrėjo tą darbą ir sako, ne, sako, šitas peizažas nepraeis, sako, čia yra katedros vaizdas. Žodžiu, ir dar pavadinimas, sako, toks katedra. Tai sako, ne. Tada taip gudriai buvo iš tos situacijos išsivyniota, o tais laikais, kur katedros gatvė dabar yra, tai buvo vadinama anksčiau Gegužės 1 gatvė. O sako, jeigu pakeičia pavadinimą paveikslą ir užrašo Gegužės 1 gatvė, tada tvarkoj, tada toks darbas su katedros peizažu gali būti. Tokių būdavo įdomių kuriozų. Ir tuo metu buvo labai keistų dalykų dar tą prasme, kad ne visi menai buvo priimtini sovietiniai ideologijai. Jokių būdų performansų negalima buvo daryti, nedaug dievė. Jokių būdų negalima kažkokią tai instaliaciją sugalvoti. Irgi šitų dalykų iš vis kaip žanro tokio negalėjo būti tais laikais. Prieš pat Lietuvos nepriklausomybę pradėjo formuotis nepriklausomas menas, kuriame atsiskleidė tautinė tapatybė, egzistencinės temos ir istorinė atmintis.